Žmonės bijo vieno dalyko labiau nei skurdo, tai prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Ir aš ilgą laiką taip gyvenau, galvojau, kad mano finansai, santykiais ir sveikata turi pasirūpinti kažkas kitas. Jeigu trūko pinigų, galvodavau, kad tai kažkokios tai, vaikai nešitie, kažkas tai kitas įtakoja. Jeigu su santykiuose problemas buvo, galvojau, kad ten kažkokie tai netinkami žmonės su manimi. Ir jeigu nebūdavo, reiškia, su sveikata kažkas, tai irgi galvojau, kad čia šiaip savo kažkas, tai reiškia, ne nuo manęs tai priklauso. Ir vieną dieną, kaip sakant, kol aš laukiau, niekas nesikeitė. Vieną dieną aš supratau paprastą elementarų dalyką. Jeigu aš nesikeisiu, aš nedarysiu jokių veiksmų, niekas nepasidarys, nepasikeis be manęs. Atsakomybė tai nėra kažkokia kaltės prisiėmimas, kaltė. Tai yra, reiškia, išlaisvina ir tu gali prisiėmęs atsakomybę rinktis. Ir čia prasideda suaugusio žmogaus gyvenimas. Iki.